Į Raudonąją knygą įrašyta Meška kirto Vilniaus miesto ribas. O kur tęsiasi jos kelionė toliau? Kvietimą prisidėti prie meškutės paieškų gavome iš Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos. Pasiruošėme labai greitai, susirinkome dronus su termovizoriais ir išvykome į paskutinę žinomą lokaciją. Diena buvo neįprastai karšta. Įšilusi aplinka ženkliai sumažino termovizinių kamerų efektyvumą. Be to, vis dar trūko patikimos informacijos apie tikslę meškutės buvimo vietą. Maždaug 8 vakaro sulaukėme vizualinio patvirtinimo. Pirmoje lokacijoje mūsų kolega Domantas mešką pamatė savo akimis. Tačiau vos tik pakėlėme dronus, pasirodė nauji duomenys. Gyvūnas jau buvo pasitraukęs į kitą kelio pusę. Turėjome nedelsiant keisti vietą. Dirbame išvien su aplinkos apsaugos departamento pareigūnais, ekosistemų apsaugos centru, medžiotojais ir kitais dronų pilotais. Paieškos teritoriją suskirstėme kvadratais, maždaug 1 km dydžio. Kiekvienas operatorius padengė savo ruožą, skrisdamas 50-100 metrų aukštyje. Naudojame 2 dronus – didžiai Matrix 30T ir didžiai Matrix 4T, abu su aukštos raiškos termovizoriais ir optiniais jutikliais. Kai aplinka atvėso, termovizoriai aiškiai fiksavo ir kitą gyvūniją – stirnas, kiškius ir netgi avis. Nors modernus dronai gali skristi iki 45 minučių su viena baterija, ieškant labai greitai galinčio judėti gyvūno, baterijos tirpo trumpai viena po kitos. Kiekviena misija turėjo būti maksimaliai tikslinga. Skraidėme metodiškai, kvadratas po kvadrato. Darbus tęsime iki beveik vidurnakčio. Išnaudojame visas turėtas baterijas, o prasidėjęs vėjas ir debesuotumas privertė sustoti. Komanda nusprendė veiksmus tęsti tik paryčiais, kai sąlygos vėl leis saugiai pakilti. Naujausiais duomenimis, meškutė juda tolin nuo urbanizuotos aplinkos į palankesnę gamtinę teritoriją.